Klemukai, tai iš kolūkio, iš partijos nesat gavęs pagrūmojimų, kad... Tai čia jau įprasta būdavo, šit ne kiekvieną valdybos posėdį kolūkį minavodavo, kad tas Klemensas susiminė savo darbu. Renk žinias ten tokies, daiktus renk kažkur, ne savo tiesioginį darbą dirbo, aš kolūkį dirbau elektriku. Bet visada sekdavos, man neprikėdavo dėl darbo, tai nebūdavo kaip jiems mane nubuksuoti. O paskui jau, kada tas muziejus atsidarė jau pradėjo taip pat važiuoti pavieniui, jau pradėjo kolūkis kitaip žiūrėti, jau kažkaip jau jiems jau pradėjo eiti kažkaip balus skaitydavo už kultūrinį darbą. Jau čia muziejus, jau prisideda balą keletą kultūriniam darbą. Bet steigiant tą muziejų iš 7 punktų, nei vienas punktas nebuvo įvykdytas, nei taryba surinkta, nei patalpas duotas, nei Pasirskas vadovas, nieko čia savaime tai savo iniciatyvą kaip ėmiau, taip jis ir viskas susidarė. Taip jau kolūkio nužuvus, niekas nekreipdavo dėmesį į tą muziejų. Paskui už 15 metų musika, už 12 metų kažkur rajono valdžia sugalvoja, kad šiandien ir gera, kad reikia tą muziejų atimti, kadangi kolūkinis turtas atseit buvęs. Nu, bet paskui taip jau teko čia biškai taip jau apsisukti, kad vis tik tai, kadangi pagal civilinę kodeksą, jeigu 3 metus daiktą turi viešai laikai, niekas prie to daiktą nepareiks pretenzijų, jis palik tavo nusavybėje. O jeigu 10 metų tą daiktą gyveni kur nors nepareiks, tai jeigu užgyventi, gal nekilnojamo turto, kilnojamo turto 3 metų. Ir pagal tą jau kodeksą straipsnį, tas viskas paliko mano nusavybėje. Klemensai, tai kiek esat savo procesą įdėjęs čia? Nu, kaip skaičiuosi. Jeigu metą skaičiuojant, tai jau 41 metus esu įdėjęs procesą į tą muziejų. 69 metas pradžia buvo pati. O tai kaip jūs skaičiuojate 69-ais, tai pirmą eksponatą? Nu, tai nuo pirmo eksponatą, sakykime, taip, pirmą akmenis rinkaus, paskui jau pradėjau rinkti tos daiktus. Ir kaip pirmasis eksponatas, koks buvo? Pirmą eksponatą aš pavogiau. Buvo gelduoti ten, Gudirbių kaime, ten kažką sukau, sodyba išdraskyta Jurgatienės jau, Joanas. Gelduoti tokie įmestai prūdą, plūduriu, nu tai jeigu tie prūdai įmestai niekam nereikalinga yra. Ta šiandien įsigrybęs parsinešiau, jo po kelių nedėlių girdžiu, tai kaiminka mano keikė, sako, rūpužėti žmonės vadį, sako, yra, sakau, kas tada atsitika, sako, mano geldikė pavogė. O sakau, kur to geldikė buvo, sako, įsimešiai prūdą, kad nepardžiūtų, sako. Tai aš sakau, aš jam paėmiau, sugalvojau, kad tau nereikalinga, ką prūdė įmesta yra. Tai sako, kur tu indėsi, sako, putras nedirbsiu tokį geldalį. Sakau, putras nedirbsiu, ale sakau, į muziejų noriu, galvoju tą daryti. Nu, tai turėk, sako, tada turi. Ir kaip čia tas užmanimas prasidėjo jums? Kad tą tikslę sunku pasakyti, kas paskatinimą, nu daug kas buvo to paskatinimą ir spaudo būdavo tai jau, kad rinkti reiktų kraštotyros draugijoje, kada veikti tada stipriau. Iš namų didelis paskatinimas buvo, kadangi žmona buvo lituanistė, buvo ta lietuvių kalba susijusi visada yra su tautosaka, su muziejininkystė. Ir čia toks paskatinimas buvo, nu paskui melioracija, kada vyko, tai savaime jau tai daiktą prašės paimami, kadangi būdavo sodybas išdraskomas, išnaršomas, tai daiktą suverčiami į krūvą, žemę užkasami. Ir tai prasidėjo pamažu tas rinkimas toks.
kiek jūs šventųjų priglaudėt? Priglausta yra čia 23 turbūt. Čia mūsų apylinkėse Žemaitijos, Šilalės rajone, droždavo 46 siužetų šventuosius. Bet čia tik sekės surinkti 23, tik per pusę. Išlikusi tavo dar dalis tų šventųjų, kurie dar išliko, kurie nebuvo išvogti, kaip sako, žmonės mielai perleidė muziejų, apsigyvenusi čia jau. Paprasta, kad jau koplytstulpis kada sunykdavo, žmonės jį parsineždavo šventuosius, ant viškaus užkeldavo būdavo. Bet vastaigo tokių, kad, sako, švents daiktą, kad negali mėtytis, sukūrendavo. Buvo tokių atvejų. Nu, tai būdavo, kai jau pateini po žmogaus, pasiteirauni, yra, jeigu ką turtą, jau atiduoda. Tik svarbiausia būdavo žmogaus, ar nebus ant paniekos padės tas daiktas šventasis, kad nebūtų ant paniekos, žodžiu. Nu, tai jau, kai žinodavo, kad muziejų čia, kad ne ant paniekos, ne išjuokimui kur nors tai atiduodavo. Taip labai pabrėždavo, kad nebūtų ant paniekos padės tas daiktas. O kaip tie daikteliai atkeliaudavo pas jūs? O visaip, ir nešte, ir motociklą veždavausi, ir su mašina samdydavausi iš Kolūkio, ir su arklės parsiveždavau, visaip tai buvau. Nes kadangi elektrikų Kolūkio dirbau, taip jau po žmonės tekdavo daug pervažiuoti, kad ten skačiukus tikrina, tai taip. Tai jau matydavau, kas kur yra. Turėjau svedęs tiesiog tokį jau sąrašą, kas paskui yra. Ir laiks nuo laiko prasondūdavo, atėdūsi, nedūsi tą daiktą, kaip kur yra. Nu taip ir taip, susikaupi per tą laiką. Tai žmonės ne visada norėdavo duoti? Ne visada taip, bet daugiausia taip jau atidūdavo mielaširdiškai. Vis būtų tokių kaip anekdotų. Vienu sodybo žemė tokie tabo kaip jauti mašinką. Nu, tas žmogus sako, aš čia sako, nieka nėra ta mašinka, tokie čia ne kažkas. Aš pradėjau ir sakau, aš tokios nemačiau, neturiu, sakau, šitą taip įdomi. Žmogus pagalvoja, vėl tą mašinką užmetė ant virškaus. Sako, tik metų buvo datę gali pagulėti. Žodžiu, aš pergyriau per mašinką. Būdavo taip, kad ypač prašydavo, kad ant virškų leistų užlipti. O ten jau būdavo sankaupas tokių senų daiktų. Nu, ką nors atsirenku. Nu, tai aš nusimetu jau, tas žmogus atėjęs, sakau, radau, tai ko tu tokių šūdus dėsi, kad čia nereikalingi niekam. O žmonės galvodavo, jeigu dėti į muziejų, tai turbūt kažkas tokie jau labai brungaus, tenai kažkas tokių apie tokius buities daiktus, net negalvodavo, kad tai gali kažkas būti reikalinga muziejų. Ar už eksponatus reikėdavo mokėti? Nu, būdavo, ką reikia užmokėti jau, kai kartas dalysim tokias staklės, skrynę, ką nors tekdavo užmokėti jau. O kaip pinigėliais, darbu? Pinigas daugiausiai. Už skrynę vieną turėjo padaryti, kitą skrynę žmogui miltų susipilti, jam reikia miltam susipilti. Nu, taip jau paimdavo, bet daugumą, aišku, žmonės atidūdavo jau. O kur tie daikteliai parvažiuodavo? Juk 69 metais ar turėjot patalpas? Net patalpų dar nebuvo, o paprasčiausiai palėpės iždavo visur, ant jimo pasitačiau tokią pastoginę, tą pastoginę kraudavo, dėdavo tos daiktus. Tai į namelius? Nu, kada atsidarė muziejus 73 metais balandžio mėnesį, tai
10 metų išbuvo pas mūsų ten, tai ant viršaus, antrame aukšte tas muziejus. Ir mamytė leisdavo į namus tempt visus tuos daiktus? Leisdavo tempti ir nieko nebardavo, nepykdavo ir padėdavo, aišku, visada. Ir čia dar ruošiant ekspoziciją, tam man tik būdavo tas kilnojims, o kur padėti, ką padėti to daiktą, jau ten jos būdavo rūpėsis visą laiką. Prieš tai akmenys vilka. Iš visur jie čia va, aplinkui statė. Kaimynai vadindavo žydų kapais mūsų sodybą. Žydkapiais, nes stovėdavo akmenų daug žydų kapais. Nu, paskui pradėjai nešti daiktus, parnešti tą geldikį, jau turbūt sakė apie tą. Aha. Nu, kaip pasakyti, varginti nevargindavo, tik man būdavo baisiai nemalonu, kad eini kur nors, reikia kokį daiktą, turi pirmiau tą visą jo šiukšlyną atsikraustyti. Paskui jau prieini prie to, kas reikalinga. Tai čia jau gerai buvo, kad tas muziejus atsirado, tai susitvarkė aplinkui. Čia toje vietoje būdavo tokia palaginė, pilna prigrūsta, nemalko eksponatų. Šiaip žmonės malkinės pasistato kiemuose. Nu tai ten malkykės išlindavo, ten ne malkykės, ten dar mažiai būdavom sulinsdavom į vidų kitą sykį, su kaimynų vaikais eidavom žaisti, žaidykla mūsų ten būdavo. Tai kalataukas vesti mušti, tai kažkokių rogių pavažas, tai dar kažkokie dalykai, būdavo baisiai įdomu. Ten pusės nežinojo, gal net daugiau nežinojo. Būdavo celis pasakoja, čia tas, čia anas, o paskiau kaip augau, tai pasiėmė. Pasimdavo važiuoti eksponatų parsivežti. Su arkliu vežimu važiuojam kažkokį kaimą, ten kelis kilometrus, man tas arklys įdomu, vežims įdomu, traškai važiuoju, visai kitokie garsai negu su mašina. Paskui ten kraunam kokius nors ratus vežimų, ašis, jau būdavo, jau reikdavo už kokią galą paimti tos ašys, įkrauti vežimą. Kaip koplytstulpiai, koplyčios atkeliavo pas jūs? O aš tą vedžiau tokią apskaitą, tai ravausi 72 metais, aš jau turėjau suregistravęs mūsų apylinkėse, tai mažiau 15-20 km tokių spindulių, suregistravęs visus koplytstulpius, kurie tebestovėja ir kurie dar stovėja, žmonių atminty, kurie buvo likę. Nu ir paskui jau laiks nuo laiko, kada aš pravažiuodavau pasižiūrėdams, jau kuris jau nuvirtęs, ar kur nebėra, eini klausi, kur dengęs jis yra. Tai žiūrėk, jau ten traktoristai ari ten jau užkabina, nuverti jau kur nors. Paskui tai kitur žiūri, ten koplytstulpis buvo, nebėra, užvažiuoja, jau tas pusiau perpjauts yra, jau žmogus mūsų perpjauts pusiau malką žadėjo vežtis jau kūrenti. Tai iš ten, nu, tai paskui čiupdavo traktorių kolūkį, prašydavau ir susiveždavau juos. Tai dar jie mūsų 4-5 metus buvo kalėjime, tie koplytstulpiai visi buvo lešti. Priešas mus ten gyvena Leškienė, tokia bronė, kaiminka labai gera. Tai leidė to dažnai susikrauti tos koplytstulpius visus senas. Nu, paskui jau po atgimimo jau šitas, jau buvo galima laisvai jau išdėlioti jūs, nes anksčiau tai būdavo tos reikalavimai, dalis jiems statulėlių neleisdavo rodyti daug. Kad tai nevertingi eksponatai, čia nieko
ne ta ideologija būdavo. Nu, po gimimo jau čia sąžiūrį pradėjus, jau tada ties koplytstulpius traukėm nuo šviesą ir dėliojom visur. Kiek savo rankom esat padaręs? 29 jau, per tą 20 metų. Tai koplytstulpiai ir kryžiai. Tai kryžiai koplytstulpiai buvo. O kaip juos darot, ar pasižiūrėjęs į senuosius? Nu, šitos nepriklausomybės kryžiai, kurie statyti į Togalo Rupino, tai pagal pavyzdžius senusius reikdavo jau tiksliai atkurti ten. O taip kitus tiesiog, nu, ir pagal pasižiūrėjau ir pagal tą medį, kaip iš šiandien dirbi. O kaip pats jaučiatės, kai padarot koplytstulpį? Nu, pradžioje yra mislėjama, kaip padaryti, kaip čia taip, čia toks medis, čia išlendęs, kaip čia reikia tašyti, ko reikėtų. Paskui jau kaip jau apsitašavo, jau daug padirbi. Nu, jau, o kai jau prieš galą, kai padirbi, aišku, kažkoks palengvėjimas yra, kad aš jau tą darbą padariau jau. Darbą padariau, kai jis bus pastatys kažkur jau taip ir toks, nu, širdį malonums lygti, kad padarius. Tokį neeilinį darbą, ne kasdieninį darbą, kaip sakant. Manau, kad svarbu, ką jis daro. Pavyzdžiui, labai gražiai kryžius daro. Esu mačius, kaip daro jo kryžius, esu mačius ir manau, kad tai labai vertinga, nes dabar labai nedaug žmonių tuo užsijama. Kas smagiausia yra su seneliu? Kad papasakoja visokių istorijų juokingų. Ir šiaip pasiklausyti iš senelio, kaip pasakoja iš savo jaunystės. Myliu dėl to, kad labai geras yra, labai linksmas, darbštus. Mano senelis. Kartais būdavo mokykloje, tenais per pamoką kažką paminėdavo ten apie kryžius, dar kažkada būdavo apie bitės. Tai aš paminėdavau, kad ir bitininkas, ir kryžius daro mano senelis. Nu, jis labai darbštus. Jis tik tai 2 veiksmus žino, arba dirbti, arba miegoti. Dirbu, tai čia tą padarys, parbėgi trobą nukrenta. Atsigul, pagul, pašoka, pagulėjo iki valandikė kitą, atsikėlė vėl kur nors į darbą. Sėdėti jis nemoka, jis pradeda sėdėti, tai ant radikulės. Labai jau koks darbštus yra, tai pavydėtinai, kad mūsų vaikai būtų tokie nuostabūs, bet jau jie tokie kaip aš mėgstu patikėti. Kiek atsimenu, būdavo visą laiką toks ėjimas į tai, kas jam svarbu.
važiuoji kur nors, su šeimyna važiuojam kokią Kauną dar kur nors, o toj Trabikį gyvena toks ir toks, o toj Trabikį ten anksčiau gyvena, dabar pasimirė toks ir toks, iš ten gavau tokį daiktą, va iš ten anokį, bet ten tam keliuku pavažiavusi ir ten tokia ir tokia sodyba, tai kur nevažiuosi, viską žino. Ir šiaip tokie, nu bent jau dabar man yra toks atsiminims, kad tėvelis ir Rupyna yra tokie du neatskiriami dalykai. Vienas dalykas yra per muziejų, per eksponatus, per tai, kad jis su visais pažįstant buvo kiekvieną trobą išvaikščiojęs, ant viškų užsilipęs, ten kažką radęs. Mintis tai ta, kad visus žmonės jis pažįst, visus žmonės jim pažįst. Ir ne tik kaip eksponatų rinkėjai, bet šiaip kaip žmonės. Reik kopėčių, iš kaimo ateina žmonės, paskolink klerins kopėčių. Reik kokią kabelę, paskolink kabelį. Reik įrankio, paskolink įrankį. Reik kujelę, dar ko nors ten, skolink tą daiktą. Tai skolink, išsineš, parneš. Paskiau čia netaip seniai irgi nustebau parvažiavęs, kad žiūri dalgį plak. Tai kino čia dalgis. Tai čia kaimynė tokia paprašė. Paskui ten kaimynė iš ano galą miestelę paprašė. Nu tai va, paprašė ir daro, paprašė ir daro, paprašė ir daro. Tai niekad neatsimenu, kai jis būtų žmogui pasakęs. Ne, išvijęs, kai būtų kolėjusios, kaip kartais vyrai mėgst. Da, ten kelias balsam, kokie ten kaimynai ar panašiai nieko. Girtą nesu matęs. Kaip ir besibarančia kokia su žmonėm. Nu, tai man tas daro įspūdį, aš kažkaip galvoju, kad smagu, kai yra miestelė, va tokių žmonių, su katrais visada susitikę kiti, žinai, gali pasakyti, buvo, nu, nebuvo blogai bent jau, kas kaip supranta, aišku. Pirmiausia, Klemensas rinko akmenis, po to pradėjo rinkti daiktus, o tautosakinė tautosaka kaip pradėjo rinkti. Tai kai kas turbūt jau buvo, nu labai nedaug jis buvo, turėjo tokių, galbūt ne tiek užrašytų, kiek savo galvoj, tokių pasakojimų, kaip jiems senelis pasakoja, ką mamutė yra sakiusi, ką jau ten. Tai jau paskui jau kažkaip pradėjom galvoti, kad reikia užrašyti, tai tada pradėdavo užrašinėti. O tai pradžioj tai jis iš galvos sakydavo. Tiesiog pasakodavo. Prisimindavo, kaip tas, ką sakė, kaip tas, ką pasakoja. O kaip tautosakos rinkiniai atsirado? Kad sunku apibriežti tą patį pradžią, kas tą impulsą galbūt taip darė. Turbūt pasakysiu dar taip, kad nebūtų nieko atsiradę, jeigu, kaip čia liaudiškai sakant, jeigu antra pusė nebūtų padėjusi. Didelė paskata buvo iš žmonos pusės. Ji mokytoja buvo, lituanistė, nu ir tas galbūt ta pradžia kažkurį parėdė, galbūt per tą literatūrą, per tos rašytojus senusius mūsų, per Vaižgantą, per kitus tenai paskaičius, pasiklausius, kaip sakant. Tai įtakas turėjo didelės. Nu paskui, kada jau aš susirašydavau, žmona viską perrašydavo, pataištaisydavo klaidas visas ir paskui juos dar paspausdinti būdavo. Jūs rankelę susirašydavo? Aš tik rankraštis mano būdavo, o juos viskas dar būdavo paruošims jau iki laikraščio. Pristatykit savo temas. Nu, yra tai maldos Jugniupynės apylinkėse, mažoji liaudies architektūra. Tai yra dar, kuri tebestovėjo iki 72 metų, kuri tebestovėjo, tebebuvo dar kraštovaizdį. Taip pat paskui buvo aplankalius, kurie sunykė, kurie buvo paminklai iki 72 metų, sunykė buvo. Nu, paskui įvairūs ten būrimai. Nu, paskui visokiausių pasakojimų tokių būdavo. Žmonės trumpi pasakojimai, atsiminimai kokie iš kaimų gyvenimą tokie. Nu, paskui dar apie partizanų Upynės apylinkėse taip pat surinkta nemažai medžiagos yra jau čia po pokario metų buvo. Ar žmonės lengvai pasakodavo? O pokario laikotarpį tai būdavo sunkiau, sakydavo nerašykit, čia dar kas gali būti, visko kaip čia kas gali būti, čia dar jau kiti žmonės nevengdavo tokie jau įsiviešinimą, bet nemažai žmonių, kurie taip pasakodavo tai ir norėdami pasakyti, kas buvo, kad neprapultų, nepražūtų. Kaip patraukė ta smulkioji architektūra jūs? Nu kaip čia jį buvo jau iš mažens, iš kažkaip jau visą laiką.
nes tuo metu jis stipriai nyka, vyka melioracija su gyvenvietės plėties jau, jie išnykdavo. Nu, tai patraukti, kad reikia užfiksuoti kažko, kad dar kas išliktų atminty, nufotografuoti, aprašyti, kur kas stovėjo dar jo. Tai jautrumas tiem koplytstulpiam, koplytėlėm jau iš vaikystės buvo. Turbūt kažkaip iš vaikystės jau, nes tai anksčiau būdavo kaip kasdienybė tokie vis tik tas jau kaime gyvenant. Kai jau susidurdavo su tas dalykas į kasdieną maždaug. Kaip pradėjot fiksuoti koplytėlės? Su fotoaparatu ar piešdavot? O su fotoaparatu. Fotoaparatu juda baltas, kaip tautas. Fotografuodavau, paskui jau atsirado skaidrės, daug turi padaręs, dubliuodavo kartu į skaidrę, darydavau ir nuotrauką juda baltą negatyvą. Ir kiek esat prifotografavęs? Nu, apie 600 000 yra kažkur vienetų nufotografuota taip. Tai skaidrių padaryta ir juda baltą negatyvų tų įvairiom temom. Fotografuodavo dar tiesiog sodybas, kurios jau nykstančias, kurios jau meliorūtas, kurios jau prapuls, jau užfiksuotas yra, jau jų neblikia jau yra. Tik tai negatyvuose jau nuotraukos, tai kai kurie padarytas yra. Jis dėmesingas man yra daugiau buitiškai, padėti, ką nors sutvarkyti, ką pagelbėti, vis dažnai klaus. Bet kad tokį eilėraštuką nėra skaitęs, tik tai savo senus eilėraščius vis duodavo paskaityti, sonetus. O kaip su juo? O su jumoru tai kažkada jis yra sakęs dar seniai, kad jis labai norėtų būti kaime toks žmogus, kuris su visais, taip juokaudams galėtų kalbėti. Ir dabar nežinau, man atrodo, kai jam ir sekas, jis taip jau su visais špuosi. Namuose, žinoma, smagu yra, kada nesipyksti, o kad taip juokauji. Tai daug geriau negu bartis. Bet namuose kažkaip daugiau mes kitaip šnekamės, o jau su kaimynais, su savo kompanija, su giedoriais visais.